Tarptautinis animacinių filmų festivalis šiemet jau 10. Daug filmų iš viso pasaulio, net 62 šalis atstovauja su savo autorių darbais šių metų programuose. 10 metų tai ištisa epocha Lietuvos animacijoje. Ir labai svarbi ta data, kad tas 10-metis sutampa su labai svarbiomis kitomis datomis pasaulinės animacijos. 120 metų, kai buvo parodytas pirmasis animacinis filmas Prancūzijoje, Grevino muziejuje, tai Emilio Reino filmas Vargšas Pierrot. Taip pat 100 metų rusų animacijos pradžiai Vladislavo Starevičiaus Gražioji Lukanidė ir Raguočių ir Rusuočių karas buvo parodytas taip pat prieš 110 metų. Nors mes žinome, kad Vladislavas Starevičius kartu yra ir Lietuvos animacijos pradininkas, kuris 1910 parodė savo pirmąjį filmą Vabalų kova, Valka Žukov, kuris buvo nufilmuotas Kaune. Kritikai, kino tyrinėtojai mano, kad ir 5 pirmieji filmai, kurie buvo nufilmuoti ir užbaigti Handžonkovo fabrike Maskvoje 1912 metais, kad šie filmai buvo pradėti filmuoti dar Kaune ir didžioji dalis darbų buvo būtent ten padaryta. Taigi, čia ši riba, tarsi tokia ataskaita metinė, kurioje mes galime pamatyti ir lietuvių animatorių darbus, lietuvių puikių režisierių, debiutantų, profesionalų ir studentų darbus mūsų lietuviškoje programoje, kurią mes labiausiai didžiuojamės ir džiaugiamės. Tarptautinės animacijos kūrybinės dirbtuvės Masterclass pradėtos organizuoti 2004 metais. Iniciatyvos ėmėsi galbūt vienas ryškiausių pasaulio režisierių, Jurijus Noršteinas, sutikdamas atvažiuoti į Lietuvą.
Tai buvo vienas iš įdomiausių renginių, kuris buvo organizuotas tais 2004 metais. Tuo metu animacijos kūrybinės dirbtuvės Lietuvoje dar buvo visai šviežias renginys. Dabar, galima sakyti, tai išplito ir tapo populiaru. Visur įvairūs kino teatrai regionuose ir Vilniuje dažnai organizuoja patiem mažiausiam žiūrovam animacijos kūrybinės dirbtuvės. Bet tokių aukšto lygio masterclass turime vieną iš svarbiausių renginių, kurį organizuojame kas metai. Tarptautinis animacinių filmų festivalis bendradarbiauja su daugeliu festivalių iš užsienio. Galbūt vienas iš pačių tampriausių ryšių, kurie sieja mūsų festivalį, yra mūsų draugystė ir mūsų bendradarbiavimas su Suzdalės atviruoju Rusijos animacijos фестивалю. Здесь вот как бы конкретные есть персонажи и декорации, и вот в таком масштабе обычно мы и работаем. То есть тут аниматору удобен такой размер куклы, и персонажи, которые, в общем, здесь находятся, они вот так в таком сочетании и снимались. То есть тут есть вот владелец кабачка, кабачик, есть слуга кабачика, есть такой старый солдат, есть вот эти чиновники, которые пришли в кабачок. Ну, много очень всякой снеди, мелкого реквизита. Вот. И, естественно, свет сейчас тоже такой, можно сказать, что дежурный, потому что на самом деле свет довольно сложный здесь. Потому что из окна идет основной свет, все остальное как бы так пригашено. Еще вдобавок есть какие-то вот там внутри аквариума, оттуда идет свечение, когда там Гофман смотрит в аквариум, и у него в воображении возникает вот эта опера Ундина про подводную, значит, жизнь. То есть он так как бы из аквариума переходит в фантастическое действие. Mes turėjome unikalią galimybę Vilniuje sutikti Stanislavą Sokolovą, kuris šiuo metu kūrė pilnametražį filmą Hofmanijadą. Bet buvo labai įdomu, kada į Vilnių į studentam parodyti atvežė unikalias, originalias filmo lėles. Galima buvo jas pajudinti, netgi nufilmuoti po kamerą, pasižiūrėti, kaip yra pasiūti rūbai. Buvo parodytas visas dailininko statytojo kelias. Nepaprastai įdomu buvo pasižiūrėti, kaip eskizas vėliau tampa originale, nepakartojama lėle. Lėlės kaina yra labai didžiulė, tai maždaug apie 3000 eurų viena lėlė kainuoja. Ir tai, kad kelios lėlės atvyko į Lietuvą kartu su autoriumi Stanislavu Sokolovu, tai mums aišku išskirtinė tokia garbė. Nebegaliu, grįžtam. Ar dar toli? Užteks verkšlenti, jau visai netoli. Pailsėsim ir nueisim. Ne, nenueisim. Grįžtam namo. Neverk, girdi? Ką? Nieko negirdžiu. Negirdi to garso iš pelkės? Kokio garso? Larpo garso. To, kuris nuskendo. Mama pasakojo, o jai papasakojo jos tėtis, mūsų senelis. Tai atsitiko senais laikais, kai Šiluvoje dar stovėjo medinė bažnyčia. Vežė į tą bažnyčią 2 nuliedintus varpus. Vieną pargabeno sėkmingai ir įkėlė į varpinę, o vežant kitą miške, jau visai netoli Šiluvos, pasibaigė arkliai. Lūžo vežimo ratas ir varpas iš vežimo nuriedėjo nuo skardžio į bebaigiantį užakti miško ežeriuką. Bandė vyrą ieškoti, bet ką tu rasi pelkėj. Po kurio laiko susapnavo kunigas keistą sapną. Lyg nukeliavęs, tas varpas po žeminėm gyslom į ežerą netoli Tytuvėnų. Ir lyg jam tas nuskendęs varpas sakytų:
Jei nori mane susigrąžinti, atvažiuok sekmadienį prie Bridvaišio ežero laikyti mišių. Aš iškilsiu. Tarptautinis animacinių filmų festivalis Annecy tai yra didžiausias animacinių filmų formas pasaulyje. Festivalis Tindirindis dažnas Annecy festivalio svečias. I came here in 1978. And I cannot count how many times I visited here, and because it's very, very interesting. But maybe you don't know such a wonderful animation world. So our Japanese people also sing. So I want to show the Japanese people this kind of many wonderful film. So I established animation festival in Hiroshima, 1985. I think you have your country, you have a festival too. So Tindarun, 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 Tindarun.